reikia komandą stipresnę kurti už save. Vienas žmogus, užsėdžiu visas 20 kėdžių, bet pereiti iš šito į pirmus samdymus, į pirmus delegavimus. Kaip šitas visas procesas? Aš kitų principų einu. Kai manęs klausia, ką man daryti, sakau, tu man sakai, ką tu darai. Tu neteik pas mane, aš tave pasamdžiau tam, kad tu darytum, o ne kad manęs klausim, ką daryti. Aš nežinau, tai jeigu aš tau sakysiu, tai vėl aš darau tavo darbą. Nes aš tiesiog supratau, kad neturiu aš būti visur atsakingas už viską, pirmas dalykas, ir neturiu aš visur viską kontroliuoti, nes tai išprotėsi. Tiesiog tegul kiekvienas daro savo darbą gerai, kiek jis gali, o aš tiesiog kaip to viso vadovas duosiu tokį feedbacką, žinai, čia daug darbo, čia nepatogu, čia, žiūrėk, bet taip reikia. Taip reikia, sakau, žiūrėk, mes esam geriausias podcastas Lietuvoje. Mes turim daryti taip, kaip nieks nedaro. Mes turim daryti kokybę kaip telike, net geriau.